Močiučių rezidencijai analogų surasti Lietuvoje neįmanoma. Ką čia Lietuvoje, net visame pasaulyje panašių vietų nerasi, kur tave jau prie įėjimo pasitinka močiutė ir palydi prie staliuko. O patiekalų kainos tokios žemos, kad bandai susižnypti į koją, kad patikėtum, jog nesapnuoji. Ir man nesvarbu, kad jūs sakysit, jog sriuba įpilta į lėkštę su nuskeltų kampu, ar kad sriuboje radote vos kelias rūgštynės. Man svarbiausia, kad čia sriuba virė močiutės. Kepta duona, nors ir sukepusi, bet pažiūrėkite, kiek jos daug įdėjo. Ir nemėginkite aiškinti, kad lydytas sūris per skystas. Jį puikiai galima grandinti ir nuo kepimo popieriaus. O močiutės maltinukų patekimas lėkštėje vertas aukščiausio Michelin įvertinimo. Taip išradingai susmaigstyti maltinukus, raugintus agurkus į bulvių košę ir gausiai aplėti padažus sugeba tik močiutės. O jei bulvių košėj surasit kelias nesutrintas bulves, tai čia lyg komplimentas nuo močiutės. Jei prie kiaulinos karbonado neradote meniu paminėtų grybų padažo, neskubėkite kviesti padavėjo. Po karbonado jūsų lauks panašus skystas padažas, kurio buvo plėta kepta duona. Ir jame gausias vonios procedūras priims ne tik grūzdintos bulvytės, bet ir šviežios daržovės. O šis dailus maltinis gardintas duonos gabaliukais. Kažkodėl močiučių rezidencijoje vadinamas vištienos kepsnių astra, nors drąsiai galėtų vadintis firminiu močiučių patiekalu. Tad šlovė močiutėm ir duskit pavidoliai.